2013, I was diagnosed with kidney cancer. 2013 metais mane diagnozavo su inkstų vėžiu. I was serving as missionary in Belize, Central America. Tuo metu aš tarnavau Belize, Centrinėje Amerikoje. God was blessing. Dievas laimino. We were happy there. Mes buvom laimingi tenai. When I was diagnosed with cancer, I had to go back to the States. Kai aš sužinojau savo diagnozę, turėjau grįžti į Ameriką. And I had my kidney removed. Ir mano inkstai buvo pašalinti. And I thought I would recuperate and go back 3 months later. Aš galvojau, kad atsigausiu ir vėl po 3 mėnesių grįšiu atgal. And just carry on, pick up where I left off and carry on with the ministry. Toliau tęsiu savo tarnystę. But the cancer had spread to my lungs and my spine. Bet vėžys buvo jau išplitęs į mano stuburkaulį, į plaučius. So that ended our time in Belize. Taip, kad negalėjau grįžti į Belizą. And the following year was very confusing and scary for my family and I. Sekančiais metais, tolesniais metais buvo tai tikrai baisus šį metai man ir mano šeimai. Because I didn't know if I would live or die. Aš nežinojau, ar aš gyvensiu ar mirsiu. I didn't know what kind of quality of life I would have with the medicine. Aš neįsivaizdavau, kiek medicina sugebės atstatyti mano gyvenimo kokybę. And so every Sunday we lived in Little Rock, Arkansas. Ir mes gyvename mažajam Little Arkansas. And every Sunday and Wednesday I would go to church. Kiekvieną trečiadienį ir sekmadienį eidavom į bažnyčią. But even though I was sitting there under the preaching of the word, net kai aš tenai buvau ir buvo pamokslaujamas Dievo žodis, my mind could not focus on what was being said. Aš negalėjau susifokusuoti į pamokslavimą, į žinią, kas buvo kalbama. I was scared. Man buvo baisu. Worried about my family. Rūpinausi savo šeimą, pergyvenau dėl jos. Worried about my ministry. Pergyvenau dėl savo tarnystės. And then after a year, when I began taking medicine and realized that I would have to live with this for years. Ir praėjus maždaug metams aš vartojau mediciną, medikamentus ir supratau, kad aš dar galiu gyventi. I began to think how many other people were sitting in church week after week, scared. Aš tada susimaščiau, kiek dar yra žmonių bažnyčioje, kurie ateina, klauso pamokslavimo ir kurie iš tikrųjų bijo. Confused. Kurie yra sumišę galbūt. Hurting. Kuriem yra sunkus. But when someone asks how they're feeling, how are they doing? Jeigu kas nors jų paklausdavo, kaip jie sekasi, kaip jie gyvena, what do we all say? Ką mes visi atsakome dažniausiai? Fine. I'm good. Viskas gerai. Right? Viskas gerai. But we're not. Bet iš tikrųjų taip nėra. And then, when I thought more about this and myself, ir kai aš galvojau apie tą situaciją ir turėjau omeny patį save, when I sat there scared, confused, and hurting, kai aš sėdėjau tenai visas sutrikęs, sumišęs, įsiskaudinęs, I wasn't ministering to anyone. Aš negalėjau tarnauti. And I began to think maybe why churches are not reaching their community is because they're hurting. Ir aš tada pradėjau tai sutapatinti su bažnyčia. Galvojau, gal ir bažnyčiom sunku pasiekti savo tikslą, kai jos išgyvena kažką, pergyvena. So my heart really began to reach out to those that, well, our churches are dying, but we're surrounded by people. Ir aš tada pradėjau galvoti, kad mes esam tokioj situacijoje, kur aplinkui yra kentėjimai ir skausmai ir mes galime kažkaip juos bandyti pasiekti. And so I began to think about how other people are hurting and why when we preach the love of Jesus, they don't understand it. Ir kai žmogus kenčia, kai jam yra sunku ir mes kalbam apie Jėzaus meilę, žmogus to nesuvokia. Because maybe they don't know what love is. Nes jie galbūt nežino, kas yra meilė. They've been hurt by someone who is supposed to love them. Galbūt jie yra įskaudinti tų, kurie turėtų juos mylėti. And so when we tell them about the love of God, they don't listen or they don't understand. Ir kai mes jiems pradedam kalbėti apie Dievo meilę, jie neklauso arba nesupranta. So I began to reach out. Taigi aš pradėjau žiūrėti, kas darosi aplinkui. And ask, I live a very sheltered life. I had 2 parents, they weren't alcoholics, they were a good family. Aš gyvenau standartinį gyvenimą, aš turėjau 2 tėvus, jie ne alkoholikai. So it's hard for me to understand what other people were going through. Todėl man buvo kartais sunku suprasti, per ką pereina kiti žmonės, kokie išgyvenimai tenka kitiems žmonėms. And because I didn't understand,
Ir dėl to, kad aš negalėjau jų suprasti, I didn't try to reach out to anyone. aš negalėjau efektyviai jų pasiekti. But when I began to hurt, Bet kai man prasidėjo problemos, when I was scared, kai aš buvau išsigandęs, my heart began to break for others. mano širdis pradėjo suprasti, kas gali būti, kuo gali gyventi kiti žmonės. And let me say this. A lot of the things I say is the same thing Brother Geraldo spoke of this morning. It's all evangelism. Ir viską, apie ką kalbėsiu, tai maždaug yra viskas tas pats apie evangelizaciją. Looking for opportunities to share the love of Jesus. Mes ieškome galimybių pasidalinti Jėzaus meilę. All right, so we talk about evangelism. Evangelism is very important. Mes kalbam apie evangelizaciją ir tai yra labai svarbu. But how do we reach those on the outside of society? Bet esmė yra, kaip pasiekti žmonės, kurie yra ten kažkur visuomenėje. And so we see the objective here to explore acts of community service to create opportunities Ir for mūsų evangelism. tikslas, kaip turite šituose lapeliuose, ištirti, kaip tarnavimo visuomeniai veiksmai sukuria galimybės evangelizavimui. All right, so we see our scriptures as our beginning scriptures, Matthew 5:16. Ir pradėkime pasižiūrėti raštą, Mato 5:16. You can read it, yep. Mato 5:16. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris yra danguje. So our good works are seen by those that we minister to. Tai yra geri žodžiai, kuriuos reikia turėti omeny, kai kalbame apie tarnavimą. When we reach out to those in need of a Savior, Kai mes kalbame apie gelbėtoją tiems, kuriems jo reikia, those who are hurting, tiems, kuriems yra sunku, our light, the light of Jesus within us shines. tada Jėzaus šviesa, Jėzaus, kuri yra mumise, Dievo dvasia pasiekia juos. And God receives the glory. Ir taip yra pašlovinamas Dievas. James chapter 2, verses 5 through 17 speaks about faith and works. Jokūbo 2, 15-17 eilutės. Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, eikite ramybėje, sušilkite ir pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui, kokia iš to nauda. Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. All right, so we know faith and works go hand in hand. Taigi mes žinome, kad tikėjimas ir darbai kartu eina. If Jesus saved us, if Jesus is our Savior, Jeigu Jėzus yra mūsų gelbėtojas and He has changed our life, ir jisai pakeitė mūsų gyvenimus, we're going to share that love and that change with others. mes tuo savo išgyvenimu pasidalinsime su kitais. In 1 Corinthians 9:22, Paul said, I am made all things to all men. 1 Korintiečiams 9 skyrius 22 eilutė. Yeah, go ahead. Silpniesiems pasidariau kaip silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip kai kuriuos išgelbėčiau. So, reading this scripture kind of changed my life. Skaitant raštą, tai nepakeis vien mano gyvenimo. Because there were people in my community that were victims of domestic violence. Mūsų bendrijose yra žmonių, kurie yra aukos namų smurto, Were being sexually exploited, kurie galbūt buvo seksualiai išnaudojami, who were suffering the effects of abortion, kurie kenčia nuo aborto pasiekmių. alcohol and drug use. Alkoholis, narkotikai. And so I don't have to become all of those to minister, Aš, aišku, tikrai neturiu viso to išgyventi, kad efektyviai tarnaučiau, but I have to be aware of who they are and what they're going through. bet aš turiu suvokti, kad yra tokių žmonių ir per ką jie galbūt išeina gyvenime, per kokios kančios jūs. So I began to read and study everything I could on those subjects. Tai aš pradėjau studijuoti, skaityti tomis temomis, skaičiau, kas vyksta pasaulyje. And that's one thing. Let me say this about the students of the Bible Institute. Your learning never ends. Noriu pasakyti studentams, kurie yra Biblijos institute, kad jūsų mokymasis niekada nepasibaigs. You may receive your degree, Galbūt, kai gausite jau savo įvertinimo atestatą, but that's not the end of it. tai nėra galas. Study to show yourself approved unto God. Toliau visą laiką studijuosite. Learn everything you can to glorify God and to minister to others. Išmokite viską, ką tik tai galite, kad Dievas būtų pašlovintas ir kitiems būtų apie tai galima kalbėti. Acts chapter 2,
tells us that the early church met daily needs. Apaštalų darbų 2 skyrius kalba apie tai, kaip ankstyvoji bažnyčia bandė visuomenėje atitikti poreikius. And God added to the church. Ir kaip Dievo požiūris į bažnyčią. Apaštalų darbų 2 skyrius 44-47 eilutės. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, vaišindavosi su džiugia ir tauria širdimi, šlovindami Dievą ir turėjo malonę visų žmonių akise, o Viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtais. So we all want God to add to the church. Taigi Dievas pasirūpins bažnyčią. We want the church to grow. Mes norime, kad bažnyčia augtų, aišku. But before God can add to the church, there's got to be work on our part. Bet kad Dievas pasirūpintų bažnyčią, mes turime daryti savo darbą. As James taught us in James chapter 2. Kaip skaitėm Jokūbo 2 skyriuje. So when we are ministering to people, Kai mes tarnaujame žmonėm, reaching out to kai them, mes bandome juos pasiekti, meeting their needs, kad patenkinti jų poreikius, God begins to bless His church. Dievas pradeda laiminti savo bažnyčią. And so I want to talk this afternoon about some ministries that I'm involved in now that encourages me, and that's what I'm looking for. The ministries I'm involved in that move me, that motivate me. Noriu šiandien pasidalinti su jumis savo patirtim, tarnystėmis, kuriuose aš esu įsitraukęs ir kaip tai veikia, koks atgarsis iš to būna. All right, so community service, everything, meeting the needs of other people, just serves as a bridge or a tool to the gospel. Kai bandome atitikti visuomenės poreikius, patenkinti jų poreikius, tai yra mūsų siekis ir tai yra kaip tiltas, kuris sujungtų mus. Everything we do must be gospel-centered. Bet viską, ką mes darome, viskas turi suktis apie gerą naujieną. If we meet the needs of people without sharing the gospel, Jeigu mes tik tai patenkinsim žmonių poreikius, bet nesidalinsime gerąją naujieną, we're just helping send healthy people to hell. mes tik tai, pasitenkinusius laimingus žmonės siūsime toliau į pragarą. But acts of compassion, Bet atjauta, it can soften a person's heart and begins to build trust. tai atsiliepiant į žmogaus poreikius, atjaučiant juos, padedama suminkštinti jų širdį, kad jie išgirstų mus. We have a saying in the States, I'm not sure if no one cares how much you know Amerikai sakoma, kad nesvarbu žmonėm, ką tu žinai, until they know how much you care. iki tol, kol jie sužino, kiek smarkiai tu jam rūpi. So if we see those that have been cast to the side, Jeigu mes matome tuos, kurie pasišalinę kažkur šone stovi and we walk by them, we don't try to help them, ir mes praeiname pro šalį, nesistengiam jiem padėti, then our light doesn't shine before men. tai mūsų šviesa, Dievo šviesa per mus ant jų neužšviečia. They can't see our good works and God is not glorified. Jie nemato mūsų gerų darbų ir Dievas nėra šlovinamas. And so we have examples of this in the Bible. Biblijoje mes turim tokių pavyzdžių. We have Jesus feeding the 5,000 in John chapter 6. Jėzus pamaitina 5,000. So they were hungry. They'd been following Jesus. Tie žmonės buvo alkani, jie sekė Jėzų, They were hungry. jie alkani. And so Jesus met their need. Ir Jėzus patenkino jų poreikius. How many were hungry 2 hours ago? Kiek tai iš jūsų buvo alkani prieš porą valandų You were ready to eat. ir jūs norėjote valgyti? All right, so now you'll listen to me Tai dabar paklausykite, if you stay awake. neužmykite. Stay awake. All right, so Jesus met their needs, fed them, and then he spoke. If you read in John chapter 6, he spoke about him. He is the bread of life. Pirmiausia, Jėzus ką padarė? Jisai žinojo poreikį, pamaitino žmonės ir tada jisai kalbėjo apie gyvenimo duoną. So we have the example here of meeting someone's need, Tai yra pavyzdys, kaip yra tenkinami poreikiai. then sharing the gospel with them. Ir tada buvo dalinamasi gerąją naujieną. I have some pictures. Do you have some pictures? Some of the ones I sent. Just some examples of what we've done. Let's see if I can see here. Čia yra nuotraukos, ką mes darėm. There's some hotels where I live. There's homeless people that live all Čia yra viešbutis, kuriame mes gyvenam ir čia yra benamiai žmonės. there are people that live at the hotels. Tai yra žmonės gyveno viešbutyje, A lot of the women, they're prostitutes. tarp jų buvo ir prostitutės, They
Jie gyveno su vaikais. I guess I can say. When one lady is selling herself to a man, another lady that lives there will watch her children. Ten buvo net kitaip, kad kol viena moteris parsiduodavo vyrams, kita jos draugė rūpindavosi anos vaikais. And so when this lady sees a man, another lady will watch the Kai vyras klientas ateina pas tą moterį, tada kita moteris daboja vaikus. They have pimps. They work for someone. Jie kažkam tai dirba, jie turi sutenerius, They demand, they make money. jie reikalauja, kad jie atgamintų, darytų pinigus, uždirbtų. Jeigu tos moteris neuždirbs pakankamai pinigų, gali smurtą patirti. We have a lot of drug addicts that live there. Tuo metu čia buvo ir nuo narkotikų priklausomų žmonių. And so I just felt burdened to reach them. Aš tiesiog turėjau naštą bendrauti su jais. I didn't know what I was doing. Aš nežinau, ką aš dariau. I would go out there by myself. Aš nuėjau tenai, I would just carry water and snacks atsinešiau užkandžių ir vandens, and hygiene bags, higienos maišelių. and especially the women. And just I'd go out there every Saturday morning. Ir aš ten atvažiuodavau kiekvieną šeštadienio rytą. Have the other pictures? And, these three lived at the hotel. Šitie trys gyveno tame viešbutyje. My very first Bible study, they were my students. Ir pačiai, kai aš ten surengiau pirmąją Biblijos studiją, jie buvo studentai, klausytojai. We met outside, it was 115. Brian, what is that? Yeah, our Bible study. Buvo labai karšta lauke, 40 šilumos. And so we had Bible study on Sunday afternoon. Ir tai buvo, toliau studijuodavom Bibliją sekmadieniais po pietų. Eventually they left and went somewhere else. Pagaliau jie išėjo iš ten kitur įsikraustė gyventi. Remember the lady in the middle. Pažiūrėkite tą moterį viduryje. All right, have any other pictures? All right, this blonde-headed girl, Šita šviesiaplaukė mergina. I saw her one morning walking across the parking lot. Aš vieną kartą ją pamačiau, jinai mašinų stovėjimo aikšteliai. And I thought, she's beautiful. Aš pagalvojau, kad jinai graži yra. And so I gave her food. Aš jai daviau jai maisto, priemonių higienos, meldžiausi. She had left her home because of an abuse of her parents. Her father was very abusive, sexually abused her. Jinai išėjo iš namų, pabėgo iš namų dėl to, kad tėvas su ją grubiai elgėsi, netgi seksualiai priekabiavo. So she left home, she was living on the streets, living in the hotel, Jinai išėjo, gyveno gatvėse, gyveno tame viešbutuke. surviving by selling herself to others. Jinai išgyveno parduodama savo kūną. But I visited with her for over several weeks. Aš ją, kai susitikdavau vis savaitę, kad iš savaitės, She trusted Christ as her Savior. pagaliau jinai įtikėjo Jėzumi kaip gelbėtoju. She found a job, Ji surado darbą has moved back in with her mother. ir grįžo gyventi su mama. All because I was there. Tik tai dėl to, kad aš ten buvau. It's not what I've done. God gets all the glory. Ne aš tai padariau, bet Dievas tai padarė. All right, next, any other pictures? I just got to kind of go through this. I have a booth. I work at a pregnancy center. Aš dirbu nėštumo centre ir aš turiu tokią palapinę. That's my passion. I love to help young mothers, Mano aistra yra padėti jaunom mamom, struggling mothers, unwed mothers. vienišom mamom noriu. So we set up a booth at different events, carnivals, parades, just events. Įvairiuose renginiuose mes pasistatom savo palapinę And we just promote life. ir mes tik tai, ką darome, kalbam apie gyvenimą. Children and people were able to see what the babies look like when they're still in the womb. Žmonės, praeiviai gali matyti pavyzdžius, maketus, kaip kūdikis atrodo besivystydamas motinos įsčiose. And it generates conversation. Ir tokie dalykai išprovokuoja pokalbį, bent dialogą. So that's why we do that. We want to be able to talk to people. Tai ir mes todėl ir darome tai, kad norime pradėti su žmonėm bendrauti, kalbėti. Because every day in the media they hear what? Sex, death, all the negative things that ruin and destroy lives. Paprastai medijose, informacinėse kanaluose visur, ką mes girdime apie seksą, apie smurtą, apie žmogžudystės, tai, kas greuna gyvenimus. But we have life. Bet mes turime gyvenimus. We know
the God of life. Mes žinome gyvenimo Dievą. And so we generate opportunities to share that love. Mes bandom sukurti priežastis, kad pasidalinti su žmonėms šituo naujieną. All right, any other slide, any other picture? Just want to show you some pictures. Here's an event we had for Easter. Čia Velykom buvo kažkoks renginys. We just set up in the parking lot of the hotel. Viešbučio stovėjimo aikštelėje pasistatėme palapinę. We had someone provide food, we fed, and I preached. Susitarėm su vienais žmonėmis, kad jie duotų maisto, atėjo kiti pavalgyti, bendravome. I wish every person I preached to trusted Christ. Aš norėčiau, kad kiekvienas, su kuriuo mes kalbėjome, būtų įtikėjęs Kristumi, Sadly, they don't. bet gaila, bet ne. But they won't trust Christ if we don't share the gospel. Bet jeigu mes nesidalinsime gerąją naujieną, jie niekada nepatikės Dievu. All right, so I had other people from other churches that joined me. Čia tuo pačiu man padeda talkina kiti žmonės iš kitų bažnyčių. Because remember, I started by myself. Aš viską pradėjau, prisiminkite, vienas, I was all alone. visiškai vienas. Didn't know what I was doing. Aš nelabai dar suvokiau, ką aš darau. My wife was convinced I was going to get shot or stabbed. Mano žmona buvo įsitikinus, kad mane nušaus arba jis padurs. But the vision was caught by other people. Bet į mano viziją atsiliepė kiti žmonės prisijungdami prie jos. So others are involved now. They're involved. Dabar yra daugiau įsitraukusių į tą tarnystę. That's my beautiful wife. Štai yra mano nuostabioji žmona, That's my grandson. mano anūkas. So you see, I just put everything in the back of my truck, a missionary's car. Your Mes car. sakom, va tai yra pikapas, sunkvežimukas, kaip vadinama misionieriška mašina. Just go and park in the parking lot where the people are. Mes tik važiuojame bet kur į stovėjimo aikštelę, kur žmonės renkasi. All right. That's Anita and that's Mason. Vardai Nida ir Meisonas. All right. She's very mean to me. Anyway, all right. Į piktą. Any other picture? Even in Israel, I used to go to Israel for 2 to 3 months at a time Aš kartais važiuodavau į Izraelį 2-3 mėnesiams and try to minister there. ir taip pat bandžiau ten vykdyti tarnystės. And in Tel Aviv, they have a lot of homeless and drug addicts and prostitutes. Tel Avive, žinokite, yra daug prostitučių, narkomanų. And so we would go out into the streets, and you see they're passed out on drugs. Ir matot, štai va žmonės, kurie nuo narkotikų apsvaigę be sąmonės faktiškai. We try to take them food, try to get them medical attention. Mes bandėm duoti jiems maisto, bandėm, kad medicinę kažkokią priežiūrą jie gautų. All right, next slide. Let's go. Is there? All right, I'm going to get it right. All right. So let me say this. Can you go back to the other slide, the previous? Okay. See, most people, they don't want to do this ministry Matot, dauguma žmonių nenori imtis tokios tarnystės, because that's messy. kadangi tai yra nešvaru, It's scary. baisu. There's needles everywhere. They do these drugs and they just go crazy. Jie, suprantat, mėtosi ten švirkštai visokie, žmonės apsisvaiginę narkotikais, jie elgiasi kvailai, neprognozuojamai, pavojingai. And so if we don't understand that, we don't want to do that. Ir jeigu mes to nesuprasime, mes nenorėsime daryti šito darbo. We begin to pray for God to send someone else. Mes galime kartais norėti melstis Dievo, kad kažkas kitas padarytų tą dalyką. That's someone more qualified. Kažkas, kas labiau atitiktų, turėtų kvalifikaciją, patirtį, supratimą. But many times God has put his finger on you. Bet labai dažnai Dievas tikisi iš jūsų to So veiksmo. remember, we're trying to create opportunities. Taigi prisiminkite, mes stengiamės sukurti priežastis, galimybės, kad galėtume bendrauti su kažkuo. All right, and another problem we have in the States, and I know you have it here, we have a lot of people that commit suicide. Amerikoje mes turime dar kitą problemą, kaip ir jūs čia panašiai, daug žmonių yra nusižudo, savižudžiai. How many know someone that has committed suicide? Ar kiek iš jūsų, I believe I don't need translate. Kiek iš jūsų žmonių pažįsta kažką, kas yra nusižudęs? When I was going early on in my cancer journey, Kai aš anksčiau, kai važiuodavau tarnauti į Vokietiją, I would get very depressed. aš ten tikrai būdavau depresinė atmosfera. I would get mad that I had cancer. Aš būdavau piktas, kad aš turiu vėžį. I was mad that I couldn't do what I thought I wanted
to do or what God wanted me to do. Aš buvau kaip ir piktas, kad aš negalėjau daryti tai, ką aš norėjau daryti. Aš taip maniau, kad Dievas nori, kad kažkas kitai būtų. Some of the medicine I would take would make me very, very sick. Aš vartojau medikamentus, bet vis tiek buvau labai didelis ligonis. And there were many times I thought ending my life would be the best thing to do. Ir aš ne vieną kartą galvojau, kad pasitraukti iš gyvenimo savarankiškai būtų galbūt neblogas visai sprendimas. I don't think I would ever do it, but it was on my mind a lot. Aš nemanau, kad aš būčiau tą padaręs, aš išdrįsęs, bet tai buvo mano galvoje. And I thought my family would be better off Aš maniau, kad mano šeimai tai būtų geriau, jeigu aš nusižudyčiau. because they didn't have to see me suffer. Jiems nereikėtų matyti manęs besikankinančio. I had life insurance Aš turiu taken care of, gyvybės draudimą, pinigų jie gautų. and I just thought that was the best way for everyone. Aš taip tiesiog vis galvojau, kad tai turbūt būtų geriausia visiems, jeigu aš nusižudyčiau. That's not God. Bet taip nekalba Dievas. That's the pain part, Taip kalba skausmas. the fear speaking to you, Taip baimė kalba. Satan speaking to you. Tai demonas, šėtonas taip sako. And so I understand why some people commit suicide. I understand. Aš galiu suprasti, kodėl kai kurie žmonės nusižudo. I really, really do. Aš tikrai suprantu. But there are so many people that are taking their lives because they feel unloved. Bet yra dar daug žmonių, kurie žudosi dėl to, kad jie įsivaizduoja, kad jų niekas nemyli. They feel invisible even though they're in a crowd. Jeigu jie net ir yra minioje, jie jaučiasi nepastebėti, nematomi. Well, let's ask, what are some reasons people commit suicide? Tuo jūsų klausimas jums, kodėl žmonės nusižudo? Anyone? Kas nors pasakykit. Guilt? Kaltė? Guilt? Tadai. Nesugebėjimas suimti savo gyvenimą. Impossible to carry your own life. Your burden. Trying, but it's not happening. You're overwhelmed. You're beat down. Yeah. Yes. Okay. Guilt. Just life itself. Yeah. Family, job, no job. Šeima, darbas ar bedarbystė. Any Your own pain, the pain that you have to suffer in. absolutely pain. Pain is very real. Tai yra labai tikras jausmas. A lot of teenagers in the States commit suicide because a lot of girls, because they send nude pictures of themselves to other people. Amerikoje daug jaunų merginų sugeba savo nuotraukas, nuogos nuotraukas nusiųsti Their kažkam tai. boyfriends, someone they think that loves them, Jis pasidalina su tuo, kas įsivaizduoja, kad ją myli. and those pictures are shared. Ir tada tos nuotraukos apsinuoginusios merginos yra išplatinamos gausybei. Sent to other people's phone, ends up on the internet. Tos nuotraukos visur galima rasti internete, telefonuose atsiųstos būtų. So they're embarrassed, they feel guilty. Tom mergaitėm gėda, jos jaučiasi kaltos And so the women will kill themselves, the ir girls will. mergaitės gali dėl to norėti nusižudyti. A lot of these girls, they send these pictures to someone and they use that as control over them. O kiti gali, naudodamėsi kaip šantažuoti tas merginas, tai turėdami tokią informaciją ar kompromituojančią medžiagą, nuotraukas. Send me more pictures Atsiųsk man dar daugiau nuotraukų gali reikalauti. or I'll share these pictures with everyone. Arba aš pasidalinsiu tai, ką aš turiu su kitais, tai tokia kaltė, baimė. So a lot of this, and boys, same reason, young men would, because of drugs, because of guilt and things like that, Dėl to pačio jausmo gali būti, kad vaikinai pradeda vartoti narkotikus. a lot of these kids would kill themselves because they felt like their parents didn't love them, Kartais jauni žmonės išgyvena, kad jie įsivaizduoja, tėvai jų nemylėjo, or their parents divorced and they felt like it was their fault. arba tėvai įsiskyrė ir tie vaikai galvoja, kad tai čia dėl jų kalties šeima iširo. So we have all these people committing suicide and they all feel like they're alone and no one understands. Ir tie žmonės, tie jauni ir visokie, kurie nusižudo, jie jaučiasi kalti, jaučiasi kažką tai pridarę. All right, next slide. So I just started holding signs up. It says, don't give up. Aš pradėjau nuo to, kad pasiėmiau tokį ženklą, nepasiduok. You know, whatever you're going through, it won't last.
kad ir kas tau dabar yra, kokiose aplinkybėse tu bebūtum gyvenime, tai netruks visada. And so just keep going. Tęskite, gyvenkite toliau. And I would stand outside of schools. Aš atsistodavau taip šalia mokyklų My wife is a teacher, and this picture on the right is in front of her school. ir mano žmona yra mokytoja, aš atsistodavau va, šalia mokyklos, kur mano žmona dirba. And I just want people to know that someone cares. Ir aš norėjau, kad žmonės suprastų, kad kažkas tai supranta, kas darosi, kad nepasiduokite. See my cute hat? Matot mano kepuraitę? Anyway, is there another picture? I've got a couple, 4 pictures. You're worthy of love. Kitas užrašas, kurį turėjau, tu esi vertas meilės. Most of them, because they have guilt in their life, they think no one loves them, Kiti, kurie jaučia kaltę, įsivaizdavo, kažkaip galvodavo, kad niekas jų nemyli or no one can love them. arba niekas negali jų mylėti. Many who've had abortions think that they can never be forgiven. Kai kurios patyrė abortą, galvoja, kad joms gyvenime niekada neatleista bus. And we just want people to know that they're worthy of love because Christ died for them. Ir mes norime, kad žmonės žinotų, kad jos kažkas tai gali mylėti, nes Jėzus mirė už mus. Another pastor friend of mine holding a sign praying for you. Kitas mano kolega laiko ženklą, meldžiamės už jūs. It's just, you can make up whatever you want. It's okay to make mistakes. We all make mistakes. Aišku, užrašai gali būti kokie tik tai aktualūs yra, pavyzdžiui, viskas yra gerai, galima suklysti. Obviously, it's not an excuse for us to make mistakes or to sin, Žinoma, tai nėra pasiteisinamas daryti klaidas ir nuodėmiauti, but there is forgiveness. bet yra atleidimas. Words are powerful. Choose wisely. Arba kitas pasakymas, žodžiai yra galingi, pasirinkite juos atsargiai. People just want to hear a kind word. Kartais žmonės nori tik tai išgirsti malonų žodį, švelnų žodį. You're stronger than you know. I mean, just different, whatever. Įvairūs užrašai, įvairūs plakatai, kurie priverstų žmogų susimastyti, sustoti. When you were at your lowest point in your life, Kada jūs jau esate savo gyvenimo nuopoliai, didžiausiam dugne, what did you want to hear from someone? ką jūs norite išgirsti iš kitų? Put it on the sign. Pagalvokite, ką galima užrašyti ant ženklo tai, ką jūs esat patyrę savo gyvenime, kai jums buvo labai blogai. Tai tokius dalykus, tokius tekstus užrašau ant plakatų, su kuriais paskui stoviu. Next slide. You're not alone. Many people feel like they're alone. Tu nesi vienas, vienišas. We're in this together. Mes esame kartu. What a great message for the church to share. Kokia gera būtų žinia bažnyčiai visai pasidalintis tuo. So just kind of go through the slides. Your mistakes do not define you. We talk about guilt. Gal galima taip kalbėti, kad tavo klaidos tai neapibūdina tavęs. Next slide. You matter. Tu esi svarbus. So anyway, it won't be like this forever. Taip nesitęs amžinai. This is, I like this because we have people whose parents just abuse them. Yra žmonių, kurių tėvai grubiai su jais elgdavosi vaikai. So you have a son or a daughter that grew up in that abusive house. Ir jeigu yra dukra ar sūnus, kurie augo tokioje atmosferoje, tokiuose namuose, So how are they going to treat their children? kaip jie elgsi su savo vaikais? The same way they were. Taip pat, kaip su jais buvo elgiamasi. And so it's up to us to break that, to say no. Tai priklauso nuo mūsų sustabdyti tą dalyką, kad neperduoti toliau ir pasakyti, kad ne. Next slide. You can't go back and change the beginning. Dar kitas, kas yra, negali grįžti atgal ir taisyti tai, kas buvo padaryta, bet tu gali pradėti ten, kur tu esi, kad pakeisti pabaigą. I'm so glad that Jesus saved me right where I was. Aš džiaugiuosi, kad Jėzus mane išgelbėjo tokį, koks aš esu. I didn't have to clean up my life. Man nereikėjo tvarkyti savo gyvenimo, I just had to trust in Him. aš tik tai turėjau juo pasitikėti. He forgave me. Jis man atleido, He saved me. jisai mane išgelbėjo And that's when my life started. ir nuo tada prasidėjo mano gyvenimas. And we have to share that hope with the world. Ir mes turime tai dalintis, tą žinią su pasauliu. All right, another slide. Is there any, I could make all these available. Next slide. Aš pasidalinsiu visais tais tekstais su jumis. That's the old man. Čia, All right. Okay. So just some things that and even though I hold those signs up,
Ir netgi, kai aš stovėdavau tenai su tais ženklais, I struggled early on because I'm holding a sign, but I'm not sharing the gospel. buvo tokia dilema, kad aš ten stoviu su to ženklu, bet aš nesidalinu gerąją naujieną. And I thought, oh, well, I'm not doing what God wants me to do. Ir aš galvoju, kad aš tikrai nedarau tai, ko Dievas norėtų, kad aš daryčiau. But holding those signs up and reaching out to the schools and the community, Bet stovint su tais ženklais, pavyzdžiui, prie mokyklos, kai aš bandydavau komunikuoti taip, God opened doors in another area. Dievas atvėrė duris kitoj srityje. I had people stopping on the side of the street to thank me. Aš žiūrėjau, kad žmonės, kurie eina pro šalį, sustoja, pamato mane ir dėkoja man. And asked me to pray with them. Ir jie prašydavo kartu pasimelsti. People would stop and honk the horn at me. Kai žmonės sustodavo, pasimašina, pasignalindavo man. I would give them tracts. Aš jiems duodavau kažkokią skrajutę. We had a Facebook page. Mes turime Facebooko puslapį. I know Facebook's for old people. But we had a Facebook page and people would contact our Facebook page thanking us for the sign. Ir aišku, ne visi yra tenai Facebook'e pas mus, bet tie, kurie per tą Facebooką bendrauja, jie mums parašo, kad mes kartu pasimelstume, prašo. So we're just looking for opportunities. Taigi mes ieškome galimybių, And sometimes we have to create these opportunities. o galimybės kartais reikia patiems sukurti tas. You know, Paul talks about, I'll just read these, you can make mention. Colossians 4:3. Kolosiečiams 4:3. It talks about, it says, please pray that God would open a door Prašau, melskitės, kad Dievas atidarytų duris for the word. dėl žodžio. 1 Corinthians 16:9. 1 Korintiečiams 16:9. Paul said a wide door was open to me, Paulius sako, duris buvo plačiai atvertos and there were many adversaries, he said. ir buvo daug tenai klausančių. And Paul said, let me say this, many adversaries. There was an open door. Paul went through that door with many adversaries. He says adversaries, I don't know what word. Okay. Tenai buvo kartu Paulius, kur norėjo eiti skelbti Evangeliją, buvo daug priešininkų. I'll mention this because Aš apie tai noriu būtent užakcentuoti jam, dėl to jums, kadangi I told you my wife was afraid I would get hurt. aš sakiau, kad mano žmona, kai melsdavosi, man sunku buvo. We try to reach out to these women, these prostitutes, Mes bandėm pasiekti prostitutės, and their pimps or their handlers jų suteneriai, tų prostitučių, have threatened me, jie grasino man, especially during big events that I go to. ypač per didesniuosius renginius. We've received word that they're going to kill my family, Aš gavau netgi grasinimų, kad jie nužudys mano šeimą, cut my head off, nupjaus man galvą. and you think I've sent you these texts before. I mean, they just threatening because Jie man grasino todėl, kad remember when Paul was in Corinth, he led people to the Lord, and that was Diana. atsimenat, kai Paulius buvo Korinte ir jisai kalbėjo žmonėms apie jų deivę Dianą. And the people who made these idols were losing money because people were getting saved. Ir tie žmonės, kurie gamino tos stabus, jie grasin pradėjo Pauliui, nes tai buvo jų pajamos. So they threatened Paul's life. Jie tada pradėjo Pauliui grasinti. When we go where Satan rules, Kai mes einame į teritorijas, kur ir viešpatauja šėtonas, he's not going to like it. jam tai nepatiks. But that's when people get saved, need to be saved. Bet tai yra tos vietos, kur renkasi žmonės, kurie turėtų būti išgelbėti. So when we pray for these open doors, Taigi mes meldžiame, kad būtų atidarytos duris. be ready for Satan to attack you. Būkite pasiruošęs, nenustepkite, kai patirsite šėtono atakas. All right, so let me ask a question, then we'll take a break in 10 minutes. Noriu jūsų paklausti klausimo, už 10 minučių per traukėlę bus. So that's that. Taigi klausimas, kaip praktinių poreikių tenkinimas gali nukreipti jį į amžinąją viltį? All right, yeah. So Okay, let me read the English how can one. meeting someone's practical Kaip need? nukreipti žmogų į amžinąją viltį? Taip sakykime, kaip praktinių poreikių tenkinimas gali nukreipti žmogų į amžinąją viltį? All right, so we have examples in the Bible, and I've used examples. Mes turime Biblijoje pavyzdžių, aš jums parodžiau keletą pavyzdžių. So why do we try to meet someone's needs? What purpose? Kokiu tikslu mes tengiamės atsiliepti visuomenės poreikius?
Spread the gospel, he says. Yeah. Dalintis Evangeliją, kad plistų Evangelija. Again, it's just opportunities to share the gospel. Tai yra galimybė skelbti Evangeliją. Opportunities to invite people to church. Galimybė pakviesti žmonės ateiti į bažnyčią. Brother Geraldo spoke about big events in the church that we have. Gerardo kalbėjo apie renginius, kuriuos jie turi bažnyčiose. All these are opportunities to share the gospel. Visa tai yra galimybė skelbti Evangeliją. All right, let's take a 10-minute break. Come back at 3 o'clock. Paimkime tada, padarykime 10 minučių pertraukėlę. All right, let me show you, I'm going to show the pictures. Noriu parodyti dar keletą nuotraukų. Yeah, this is in Tel Aviv. Čia yra Tel Avive, Izraelyje. Shooting up this synthetic drugs, very, very addictive. Čia yra narkotikai, sintetiniai narkotikai, labai stiprus. The lady on the left, she was sitting at a bus stop. Ta mergina, moteriškė, tenai laukia autobuso. And we thought she was just passed out from drugs, Mes manėm, kad jinai prarado sąmonę nuo narkotikų, but actually she overdosed. bet ji perdozavo. And so it's just very heartbreaking because this goes on. Does it go on here? Is drugs a problem here? Ar čia Lietuvoje yra didelė narkotikų problema? Alcoholism? Alkoholis. Yeah. So it's just the problems are everywhere. Not in Tel Aviv. I was surprised that stuff like this happened in Israel. Ir man tai buvo nuostabu, keista netgi, kad Izraelyje tokie dalykai, Tel Avive, jie vyksta tenai. Many of these in Tel Aviv are Eastern European Jews. Ir Izraelyje tai daugiausiai yra iš rytų Europos atvykę žydai. So the problem is everywhere. Taigi problema šita yra visur. But Jesus is the answer. Bet atsakymas yra Jėzus. All right, another slide, another picture. This is my truck, just all the things I have available there. Štai mano sunkvežimis, viską, ką aš jį susikraunu. They think they're pregnant, I can direct them to our pregnancy center Jeigu moteris mano, kad yra nėščia, aš galiu nukreipti į mūsų nėštumo centrą. for free services. Nemokamai jos ten gauna konsultacijas. So it was just me and my truck. Tai aš su savo darbo įrankiu sunkvežimiu. We had an Easter egg, we had Easter services. I told you we had Easter services. Mes turime Velykinės pamaldas ir vyksta ten tokie užsiėmimai. Do you have Easter egg hunt here? Okay. Ir tenai, Ar yra pas mus Lietuvoje tradicija Velykų kiaušinių ieškojimas? You said yes, you said no. No. Well, many of these kids have never seen one. Dauguma tų vaikų iš tų šeimų, jie tokių dalykų nepatyrė gyvenime. Some live at the hotels, Kai kurie gyvena viešbučiuose, some are homeless. kai kurie iš vis neturi namų. So we were able to meet with them. Taigi mes turime galimybę, progą su jais pabendrauti. All right, next picture. This is the very sad picture. Štai čia labai liūdna nuotrauka. I showed up at the hotel one morning, and no one was there in the parking lot. Aš vieną kartą atvažiavau prie to viešbučio, žiūriu, kad nėra nei vieno žmogaus. But on the field, there were like 9 or 10 people gathered. Bet kažkur ten pievoje toliau buvo gal 9 žmonės susirinkę. See, there someone had died during the night. Kažkas, matot, numirė per naktį, vienas numirė. Remember the picture I showed you of the 3 people for the Bible study? Atsimenat nuotrauką iš praeito karto, kai rodžiau 3 žmonės, kur buvo susitikę, atėję į Biblijos studijas. And I mentioned the lady in the middle. Ir aš jums sakiau, atkreipkite dėmesį į moterį viduryje, She overdosed. jį perdozavo. And so I walked up, saw that. Aš priejau, pamačiau, įsigandau. I called the police, Paskambinau policijai. and all the people there were either the people that lived at the hotel or the homeless. Visi žmonės, kurie ten gyveno, kaip minėjau, buvo benamiai. And they were all shaken up, scared. Ir tie buvo visi įsigandę, drebėjo iš baimės. And they asked, they said, can you pray for us? Ir jie sako, ar gali pasimelsti už mus? Because they realized that could have been them very easy. Jie gerai suprato, kad vienas iš jų taip pat gali čia būti, atsidurti. So God used this tragedy Tai Dievas panaudojo šitą tragediją, for the gospel to be shared yet again. kai suteikė galimybę pasidalinti Evangeliją, gerąją naujieną dar vieną kartą su jais. That's the second person since
I've been doing this, that I found that's died of an overdose. Kol aš ten vykdžiau savo tarnystės, tai buvo antrasis žmogus, kuris numirė nuo perdozavimo. All right, is there any other pictures? Is that the last one? Ar dar yra? That's it? Okay, all right. So, like I said, when you do ministry like this, it can get very ugly and messy. Tarnystės kartais gali būti labai nešvarios, nemalonios. But we have the examples in the Bible of people meeting people's needs. I want to get back to our Bet Sure, I noriu, hand kad out now. grįžtume prie mūsų planelio ir noriu pasidalinti pavyzdžiais iš Biblijos. we're to meet the needs as Jesus did. Mes turime suprasti poreikius ir juos patenkinti, kaip tai darė Jėzus. And we have examples of this even in the Old Testament. Remember, Mes turime tokius pavyzdžius net ir Senajame testamente. in Genesis, Joseph, Pradžios knygoje Juozapą, he took care of, God used him to take care of Egypt and eventually his family. prisiminkite, Dievas panaudojo jį, kad jis pasirūpintų maistu, aprūpintų Egiptą ir savo šeimą. So, God gave him credibility Dievas suteikė jam išprusių žinių, and a position. davė jam tinkamą postą. He was used as an instrument of deliverance. Dievas jį panaudojo kaip įrankį aprūpinimui. We have the example of Elijah and the widow. Turime pavyzdį Eliziejus ir našlė. We find that in 1 Kings 17. Pirmam karalių 17 skyriuje apie tai yra. He met her need by giving her food, providing food, Jis atsiliepė į poreikį parūpindamas maisto and was able to glorify God about the living God. ir tuo pačiu jisai pašlovino Dievą. The story of Nehemiah. Prisiminkim Nehemiją. If you remember, Nehemiah, he rebuilt the wall Prisiminkit, Nehemijas atstatė sieną, for protection of the Jews. kad tai būtų tarnautų kaip apsauga žydų. And after the rebuilding of the wall, Po to, kai siena buvo atstatyta, the word was preached and revival came. tai toliau buvo mokama Dievo žodžio. So we have examples in the Old Testament, but even in the New Testament, Jesus, he showed compassion for the whole person, the body and the soul. Taigi pavyzdžių turime ir Senajame testamente, taip pat ir Naujajame testamente, kai Jėzus pamokslauja kalbą. His ministry is full of moments where he served before he spoke. Yra tikrai ne vienas pavyzdys, kai Jėzus pirmiausia pasirūpina poreikiais, o po to pamokslauja. We have the example of the woman at the well. Vienas iš jų yra Samarietė prie šulinio. We have the example of the blind man Turime pavyzdį apie aklą in John žmogų. chapter 9. Jono 9 skyriuje. Jesus healed him. Jėzus jį pagydo. Then he returned to revealed himself as the Son of God. Tada jisai grįžta, susitinka su juo ir prisistato jam kaip Dievo sūnus. In Mark chapter 5, Morkaus 5 skyriuje. we see where he raised Jairus' daughter from the dead. Prisiminkite, prikeliama yra dukra iš mirusių. He met that desperate emotional need. Jėzus atsiliepė į tą desperatišką emocionalų poreikį prikelti mirusį vaiką. The father was grieving. Tėvas raudojo. And then after it was over with, after he raised her from the dead, he taught the crowd. Ir kaip jau ta mergaitė buvo prikelta, tada jisai pamokslavo susirinkusiai miniai. Now, obviously, we can't raise people from the dead. Žinoma, mes negalime prikelti mirusiųjų, But people who are hurting and grieving, bet žmonės, kurie yra įskaudinti, kuriems yra liūdna, we can reach out to them. mes galime bandyti su jiems kalbėti. One ministry I'm involved in that I'm very passionate about Viena tarnystė, į kurią aš esu susitraukęs, jaučiu jai aistrą. is the ministry of the pain of abortion. Tai yra aborto pasiekmių, moralinės pasiekmių tarnystė. And I have post-abortive ministry after. Tai vadinasi tarnystė po aborto tarnystė. See, a woman is taught that if she has an unplanned or unwanted pregnancy, Matot, moterims yra kalbama, kai jis turi neplanuotą arba nepageidaujamą nėštumą, if she aborts the baby, the problem goes away. jeigu jinai atlieka abortą, pašalinamas yra kūdikis, visos problemos su to pasišalina. And a lot of excuses are given. Maybe it's because of rape. Ir gali būti daugiamas priežasčių pateikiama. Pavyzdžiui, jinai buvo išprievartauta. Sexual abuse, Smurtaujama seksualiai prieš ją buvo. unplanned pregnancy. Gal neplanuotai netyčia.
If we could just get rid of the baby, the problem goes away. Jeigu atsikratysite kūdikio ištyščiuose, staiga visos problemos pasišalins. But there's a problem. Bet čia yra problema. The baby is a life, Kūdikis yra gyvas, jisai yra gyvybė. created in the image of God. Jisai yra sukurtas Dievo atvaizdu. Regardless of the circumstances of the conception, Kokios bebūtų pastojimo priežastis, it doesn't make the child any less of a person. vaikas nėra už tai atsakingas. And so when a woman goes through with this abortion, Už tai, kaip moteris išgyvena abortą, or even when the father encourages, is a part of it as well. arba net jeigu, tarkim, ir yra tėvas, vyras gyvas šalia, jisai ragina, skatina moterį atlikti abortą. Because it takes two to have a baby, make a baby, Jūs right? matot, kad vaikas gimtų reikia dviejų. All right, so, but many times a woman goes through this abortion and she's convinced that the problem's over. Taigi moteris dažnai prieš atlikdama abortą būna įsitikinusi, kad atlikus abortą problemos pasišalins. But something deep inside her tells her that it's not okay. Bet visada kažkas girdėjo jų širdyje prieštarauja tam ir sako, kad tai neteisinga yra. And so we have a lot of women who, they're post-abortive, Mes turime daug moterų, kurios yra jau atlikusios abortą, but they live a life, they heavy in alcohol, bet jos tada pasineria alkoholio liūną, drugs, narkotikus vartoja, a promiscuous lifestyle, they sleep around arba pasileidusiai gyvena, because they're trying to dull the pain nes jos nori numalšinti tą skausmą, kažkaip užgniaužti and the guilt. ir jaučia tą kaltę savyje. They may not realize the guilt Galbūt kartais jos nepilnai suvokia tą kaltę, or want to accept the fact, that it was a life that they arba took. bando paneigti tą faktą, kad tai buvo gyvybė. And so this is why so many commit suicide, the guilt you Ir talked about. todėl tas kalties jausmas kartais daveda iki savižudybės, apie ką buvo Or kalba. just living with the pressure, like he talked about, the pressure of life, and it just weighs them down. Ar kartais yra našta dėl gyvybės suniokojimo. And so when we try to talk to them about the love of God, Ir kai mes jiems bandome kalbėti apie Dievo meilę, they don't understand it. jos nesupranta. Because in their mind, how can God love me, if I've destroyed an innocent life? Jos nesupranta, kad kaip gali Dievas tave mylėti, jeigu aš tik atlikau žmogžudystę. You understand what I'm saying? You see why that would be a problem? Ar matote, kokia tai yra problema? The same thing we try to evangelize to people, and especially women, and tell them about the love of God. Tai kaip kalbame su moterim, bandome tom moterim pažeistom, paveiktom, kalbame apie Dievo meilę, And tell them how much God loves them, kai mes jiems bandom sakyti, kad Dievas jūs labai myli, but they can't comprehend that. jos to negali suvokti. Because the people that are supposed to love them, Nes tai, kas jas turėtų mylėti, they've abused them, jie tai naudojo prieš tai smurtą. Physically, sexually, mentally. Buvo smurtas fizinis, seksualinis, psichologinis. So they can't understand the love of God because they don't know the love of a father or their Jos spouse. negali suprasti išorinės Dievo meilės, kadangi jie gyvenime to nepatyrė. And we wonder why people aren't, we try evangelism, but no one's being saved. Mes bandom evangelizuoti žmonės, bet niekas neatsiliepia į tai. Because we're telling them that God loves them and died for their sins, Nes mes sakome, kad Dievas jos myli, mirė už jų nuodėmes, and they're hurting because of someone else. o jų išgyvenimai, jų pergyvenimai yra dėl to, kad kažkas kitas daro jiems skausmą sukelia. And when you begin to meet their needs, Ir kai jūs bandote atsiliepti jų poreikius, to acknowledge, they tell you, this is what I'm going through. kai bandoma tai susivokti, kai bandoma apie tai kalbėti, kad aš per tokius dalykus turiu eiti gyvenime, And you seek to help them and pray with them and for them, ir jūs bandot su tuo žmogum suartėti, kalbėti su juo apie tai, melstis kartu, then it's easier for them to accept the love of God. tai jiems patyrus tokius jausmus lengviau suprasti ir Dievo meilę. Okay, do you understand what I'm saying? Okay, all right. Give me an example. Pateiksiu pavyzdį. I went to the hotel one morning, Aš dar vėl nuėjau į viešbutį tenai. and a lady that lives there with her children, she's a prostitute, she lives there, Moteriškė gyvena su vaikais, jinai prostitutė,
She always come to see me. Ji visada ateina susitikti su manim. You know, before they would just take the bag and water and leave. Anksčiau jie tik pradžioj, jie ateidavo, pasiimdavo kažkokį maišelį, lauknešėlį ir išeidavo, nebendraudavom And daugiau. so, you know, I wish they would stay, but they just got it and left. It is. Tada norėdavau pradžioj, kad ilgiau pabūtų su juo, bet jinai tik pasiimdavo tą lauknešėlį ir išeidavo. You know, we don't want to be taken advantage of, but we are. Mes, aišku, norime, kad mumis nebūtų piknaudžiaujama, kad mumis nebūtų naudojamasi, bet taip buvo. It happened with Jesus as well, right? Taip atsitiko ir Jėzui, taip. I mean, he healed 10 leopards, only one came back to Jisai thank him. išgydė 10 raupsuotojų, tik tai vienas grįžo padėkoti. Okay, and so after a period of time, she would come and we would talk. Po kažkurio tai laiko jinai ateidavo vėl pas mane ir jau galėjom pašnekėti šiek tiek. You know, kind of, I guess, develop a friendship. Kažkokie tai santykiai susiformavo. Well, one day she wasn't there. Ir vieną dieną jos tenai nebuvo. And so there was someone else there with me, and I asked them to watch all of my supplies. Ir tada aš kitų savo kolegų paprašiau, pažiūrėkite tos mano daiktus, prižiūrėkite. And I walked around to the hotel to the Ir aš room that she stayed in. nuėjau į tą viešbutuką, į kito kambarį, kur jinai gyveno. And so, you know, I knocked on the door several times. Finally, I heard her say something. Aš pabeldžiau pas ją į duris keletą kartų, išgirdau kažką, jinai sakė. And I said, "Hey, it's me. Are you okay? I haven't seen you today." Aš sakau, taigi aš čia atėjau, gal nemačiau tave šiandien, ar tau viskas tvarkoj. And she opened the door. Jie atidarė duris. And the night before, she had sold herself. She'd prostituted herself out. And one of the men, Prieš tai dieną jinai vėl buvo parsidavusi kažkam ir vienas iš jos klientų, iš vyrų, ją primušė. and see, this is what happens. These guys, when they pay for these women, they think they own them. Suprantat, kas yra tie vyrai, kurie sumoko už prostitutę, jie įsivaizduoja, kad jie nusipirko savo kaip nusavybę. So whatever they want, they'll do because they own these people. Kadangi jie įsivaizduoja, tai yra jų nusavybė, jie verčia jas daryti bet ką, ką jie tik tai sugalvotų. All right, so no woman ever wants to grow up and be a prostitute. Nei viena moteris nenori augti, užaugusi būti prostitutė. They always come from broken homes, abusive homes, or drugs. Jie visada, tos moteriškės, jos dažniausiai būna iš namų, kuriuose buvo sunkios gyvenimo sąlygos, kur buvo pykčiai, alkoholis naudojamas ar narkotikai. All right, so she opened the door and she was just beat up, horrible. Taigi, jie atidarė man duris pasibeldus ir jinai buvo baisiai sumušta. And so we sat down on the curb on the sidewalk outside of her room. Tai mes atsisėdom abudu pas ją kambarį. And she wouldn't let me call an ambulance. Jinai neleido iškviesti greitosios. I went back to my truck and I had just a little first aid kit I brought for her. Aš nuėjau automobilį, paėmiau pirmos pagalbos rinkinį. She didn't want me to call the police Ji neleido man kviesti policijos, because she was a prostitute. kadangi jinai buvo prostitutė. And so we sat there on the sidewalk for an hour, I guess. Atsisėdome kažkur tai ant šaligatvio, turbūt valandą laiko. I didn't know what to say. Aš nežinojau, ką sakyti. I just tried to reassure her that God loves her. Aš jai norėjau pasakyti, kad Dievas tave myli. And she asked me this question. Ir ji manęs tada paklausė, How can you tell me God loves me kaip tu man gali sakyti, Dievas mane myli, when this is what I have, what I'm going through? kai aš turiu gyvenime eiti per tokius dalykus. Now, I could have easily told her, well, it's your own fault. Aš aišku, jai galėjau pasakyti, čia tavo pačios problema yra, tavo kaltė. You know, you're in this life, this is the consequences. Tu esi tokiam gyvenime, tokiam gyvenimo būdė gyveni, tai čia yra ir pasiekmės. But I didn't have to tell her that. She knew that. Aš, aišku, žinoma, to galėjau pasakyti, bet nenorėjau sakyti, nes jinai ir pati tai žinojo. And so she asked again, how can I know that God loves me? Ir jinai dar kartą manęs paklausė, kaip aš galiu žinot, kad Dievas mane myli? What would you say? Ką jūs How atsakytumėte? would you answer that? Kaip jūs atsakytumėte tokį Has klausimą? anyone ever asked you that before? Ar susidūrė su kažkuo panašiu gyvenimu? And that's a good question. Geras klausimas you yra. know, in our mind, what do we say? How can we tell her that God, show her and tell her that God loves her? Kaip tokiomis aplinkybomis atsakyti į tokį klausimą, kaip tai suprasti Dievo meilę? Ką When atsakyti? she can't see out of one eye, Viena akis buvo tiek primušta, kad per ją matyti negalėjo, ištinusi. bruised, bleeding, bruises all over. Kraujuota ir gumbuota visur.
My answer was this: Aš jai atsakiau štai ką. For God so loved the world, Dievas taip pamilo he gave pasaulį, his only begotten Son, atidavė savo viengimį sūnų. that whosoever believeth in him will not perish, Kas juo tikės, neprapuls, but have bet everlasting turės life. visą amžiną gyvenimą. And you may be thinking, and I thought this too, Jūs galite galvoti, ir man šovė tokia mintis, this is not going to make her feel any better. ta eilutė tikrai nepadarys jai, kad jinai jaustųsi geriau. But that's what she needed to hear. Bet jai tai reikėjo žinoti, išgirsti. All right, so I say this again. When you get involved with this ministry, it gets very messy. Ir tai, ką aš noriu jums pasakyti, kad kai įsitrauki tokias tarnystės, yra labai komplikuotų situacijų. And so I was talking about the post-abortive women. Kalbėdavau, kaip minėjau, su moterim po abortų. They need to know, and maybe you need to know, Joms reikėjo žinoti ir galbūt jums reikia žinoti, that God loves you. kad Dievas jūs myli. God will forgive you. Dievas jums atleis. He will cleanse you from all unrighteousness. Dievas jūs apvalys nuo bet kokios And he neteisybės. will create in you a new heart, Jisai sukurs jumise naują širdį, never to be condemned again. kuri niekada daugiau nebus pasmerkta. That's the message that we need to hear. Šitą žinią ir mums reikia žinoti. That's the message the world needs to Ir hear. į šitą žinią reikia ir pasauliui žinoti. All right, any questions? Prašo klausimų žmogus. I know that's kind of hard to hear. I know Galbūt that. nelabai malonu klausyti viso to. All right, so on the back, connecting service to local churches. E, Number 3. Tarnystės, čia iš jūsų planelio, tarnystės sujungimas su vietinėmis bažnyčiomis. I'm a local church man. Everything goes to the church. Aš, ką darau, viskas vyksta per bažnyčią. It is a ministry of the church. Tai yra bažnyčios tarnystė. And every act of service should lead to discipleship. Ir kiekviena tarnystė veda į mokinystę. Listen, I could start soup kitchens. Aš galiu pradėti Do you have beveik. soup kitchens here? Meals for the homeless? Kaip maltiečių sriuba kažkas toks. Okay. Yra tokių tarnysčių, kur benamiam duoda maisto. We feed the Kaip poor. maltiečių sriuba. I could give money to the homeless. Aš galiu duoti pinigus benamiam, I can do all of these things, aš galiu visur prisidėti. and they're not wrong. Tai tie dalykai nėra blogai. But if it's not pointing them toward Jesus, we're not helping anyone. Bet jeigu tai mes nenukreipiam žmonių pas Dievą, pas Jėzų, tai mes nieko nepadarom, nepadedam. I believe churches should become a long-term place for healing and growth and purpose. Aš manau, kad bažnyčios turi būti ta vieta, kur turėtų turėti ilgalaikę viziją ir toli siekiantį tikslą dėl ugdymo. I would love for people of Kaunas to know when they look at Christ's mission that church cares. Aš norėčiau, kad Kauno gyventojai žinotų, kai važiuoja pro šalį ir mato Kristus misijos bažnyčią, kad jie suprastų, kad šitoj vietoj jie gali gauti pagalbos. That church loves me. Kad šita bažnyčia yra ta, kur jie gali rasti meilės. I can belong there. Aš galiu čia prisijungti prie jų. And I think we have examples, the early church in Acts chapter 6. Ir mes turime tokį pavyzdį apaštalų darbų 6 skyriuje. Acts chapter 6, verses 1 through 7. We have a 6 skyriuje nuo 1 iki 7 eilutės. yeah, go ahead. I'll just make sure it's the right place. Acts 6, yeah. Tomis dienomis mokinių skaičiui augant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, nes kasdienime aprūpinime buvo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir tarė, nedara mums palikus Dievo žodį tarnauti prie stalų. Todėl broliai, išsirinkę iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, kupinų šventosios dvasios ir išminties, mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnavimui. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui ir jie išsirinko Steponą, vyrą pilną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną, Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pastatė prieš apaštalus, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje smarkiai augo ir didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Okay, so they appointed deacons to distribute food, Jie paskyrė diakonus, kurie būtų įsijungę į maisto tarnavimą, to meet the needs, kad patenkintų poreikį. and so this protected the unity of the church.
tas sprendimas išsaugojo bažnyčios vienybę. And we see in verse 7 that the word of God increased. Ir 7 eilutėje matome, kad Dievo žodis And the, plito augo. and the number of disciples multiplied. Ir mokinių skaičius irgi augo. All right, so ask yourself, how can your church reach this community, reach the area, the city? Paklauskite savęs, pagalvokite, kaip jūsų bažnyčia galėtų labiau atitikti poreikius esančius aplinkui mus. What are simple ways we can meet the needs of people with the gospel and share the gospel with them? Kokie galimi būdai yra, kad mes galėtume prisidėti prie Evangelijos skleidimo žmonėms, kuriems reikia pagalbos? You know, I don't know how it is in Lithuania, Nežinau, kaip yra Lietuvoje, but in the States we have single mothers, bet Amerikoje mes turim vienišas motinas, you know, alcohol, drug problems. alkoholio, narkotikų problemą, We talked about suicide, kalbėjom apie savižudybės, a lot of post-abortive people, turime aborto žmonių atlikusios, domestic violence. namuose patirinčios smurtą. How can we reach out to these people? Kaip pasiekti tos žmonės? You pray about this Meldžiamės už tai and ask God to open doors. ir paprašykime Dievo, kad atidarytų duris. And you say, well, I don't know anything about that. Ir jūs galite sakyti, galbūt aš visai apie tai nieko neišmanau. Do I look like I know what abortion's like? Ar aš atrodo jums tas, kuris būtų abortų specialistas? I struggle all the time. I'm a man. I don't understand what a woman Aš goes through. kiekvieną kartą tokį patiriu diskomfortą, nes aš esu vyras, kaip aš galiu žinot, ką patiria moteris. Jesus does. Bet Jėzus žino. The Bible says he was tempted like at all points he was tempted, like us. He felt alone. Biblija rašo, moko mus, kad Jėzus viską patyrė, viską išgyveno, jisai moko, kad jisai buvo vienišas, He was abandoned. jis buvo apleistas, He was used. jisai buvo išnaudojamas. All right, so Jesus does understand. Jėzus supranta. So as a church, you pray about how you can reach your community. We can do the big outreaches. Mes kaip bažnyčia, jūs kaip bažnyčia turite melstis ir kad gauti iš supratimo, kaip pasiekti visuomenę. And that's one way. Tai yra vienas iš aišku variantų. But there are other ways to reach the community. Yra ir dar kitų būdų. You know, one thing I like to do is when I go out to eat, Žinot, kaip man dar patinka daryti, kai einu kažkur pavalgyti, and that's a lot. per daug gal Yeah, valgau. yeah, a lot. The person that serves me, the waitress, waiter, Žmogus, kuris aptarnauja mane, padavėja, I try to get into the habit of asking, can I pray for you or how can I pray for you? aš bandau išugdyti tokį įprotį, kad aš paklausčiau jos, ar aš galiu už tave pasimelsti, arba kaip galėčiau už tave pasimelsti. Now, sometimes they'll, Kartais reakcija būna tokia keista, but that's okay. viskas tvarkoja. Because I want them to know that someone cares. Aš noriu, kad jie žinotų, kad kažkam jie rūpi. All right, so ask yourself, what can we as a church do to reach those that people have forgotten about? Paklauskite savęs, ką mes kaip bažnyčia galime daryti, kad patitikti, suprasti poreikius ir juos patenkinti. All right, so next, some challenges to this. Why we don't do it. Ketvirtas - veiksmingos tarnystės iššūkiai. As I said before, it gets very messy. Kaip minėjau, kartais aplinkybės yra tikrai nemalonios. You have people that have a lot of trauma in their life, Kartais sutinkame žmonės, kurie turi didelių išgyvenimų and we have to understand that. ir mes turime suprasti tai. This is why we read and study. Tai todėl mes turime gilintis, skaityti, Just suprasti. learn what we can so we can better minister to Mes someone. turime daugiau turėti žinių, kad galėtume efektyviau tarnauti. Another reason churches don't get in or are not involved in ministries like this is because they don't really have the people to do it. O kita priežastis, kodėl bažnyčios netinkamai atsiliepia visuomenės poreikius, nes nėra užtektinai žmonių. So we think we have to have a team to reach people. Mes galvom, kad mums reikia turėti tinkamą komandą žmonių, kurie galėtų eiti atlikti darbą. It starts with one. Visada viskas prasideda nuo vieno. I told you about the hotel ministry by myself. Aš jums minėjau apie tą savo tarnystę prie viešbučio, buvau aš vienas. You know, have a clear vision. What do you want to do? Why do you want to do it? Turėkite aiškę viziją, savo nusipieškite, ką jūs norite daryti ir kodėl. How can we reach this vision? Kaip galima būtų įgyvendinti tą viziją. And just be ready to change it up. Ir būkite pasiruošę prisitaikyti. But the target remains, the goal remains. Prisitaikyti prie aplinkybių, bet tikslą nepamirškite tikslo. Follow up with the gospel.
Visada nepamirškite, kad po viso, ką padarot pagalbą, paskelbkite ir Evangeliją. And just follow up with people. Ir kalbėkite su tais žmonėmis. Don't let it become as Brother Geraldo says, a project. Ne, It's not a project, it's a ministry. nepadarykite to kaip kažkokio projekto, tai yra tarnystė. You know, even the disciples struggled with compassion. Žinot, net ir mokiniai, Jėzaus mokiniai, In Matthew 14, they wanted to send the crowds away. mokiniai neteisingai ėmėsi žingsnių. Jie norėjo, kad žmonės susirinkę prie Jėzaus įsisklaidytų, išeitų patys savo. But Jesus said, give them something to eat. O Jėzus jiems sakė, ne, jūs duokite jiems valgyti. All right, so it's very natural for us to not want to do this. Tai yra natūralu, tai yra labai kūniška, suprantama, kai nenorime kažko daryti. And it gets very frustrating. Ir kartais tai yra labai Sometimes I feel like, nepatogus jausmas. sometimes I feel like James and John. I want to call down fire from heaven. Kartais jaučiuosi kaip Jonas su Jokūbu, kurie norėjo nuleisti ugnį iš dangaus. All right, so trust in the Lord and just reach out the best you Taigi can. pasitikėkite Jėzumi, pasitikėkite Dievu ir darykite, ką galite geriausia. All right, so in conclusion, Taigi santraukai. Jesus didn't just preach the gospel, he lived the gospel. Jėzus ne tik skelbė gerą naujieną, jisai gyveno ją. And he lived it by loving people. Ir jisai tai darė mylėdamas žmonės. And he loved them through action, providing, feeding them, healing them. Jo meeting- meilė pasireiškia per aprūpinimą jų, per gydymą, per dėmesio rodymą jiems. And when we meet people's needs with genuine compassion, Kai mes patenkiname žmonių poreikius nuoširdžiai and we point people to Christ and his church, ir kai mes nukreipiame juos į bažnyčią, we become the hands and feet of Jesus. mes tampame Jėzaus rankomis ir kojomis. And God gives the increase. Ir Dievas gauna, iš to padaro naudos. All right, so I want you all just to think about Noriu truputį, kad susimastytumėt. one practical need Vienas realus poreikis in your kažkoks community jūsų aplinkoje. that the Lord has placed on your heart. Ką galbūt jums ateis į širdį. And what step will you take this week to meet that need? Pagalvokite apie kažkokį poreikį, ką jūs galite, ir pagalvokite, ką jūs galite padaryti vieną žingsnelį, žengti, kad tas būtų darbas pradėtas daryti. And meet it in the name of Jesus. Jėzaus, kad būtų vardu. Some examples of areas of evangelism and ministry. Dar pavyzdžių keletas apie evangelizavimą. You know, we have a lot of minorities in our country. Žinote, mūsų šalyje yra daug mažumų. They need Jesus. Jiems reikia Jėzaus. Maybe here as well. Galbūt ir čia taip pat. We have a growing number of the LGBTQ. Turime daug žmonių vis gausėjantį būrį LGBT. They're confused. Tie žmonės yra sutrikę. They're believing the lies of the world. Jie patikėjo pasaulio melais. But we can show the love and the truth of God's word. Mes galime jiems parodyti tikrą meilę, Dievo šviesoje. All right, let me say this one more thing about the Bible Institute. Dar noriu vieną dalyką apie Biblijos institutą pasakyti. Many years ago, Prieš daug metų. I was in my Bible Institute, Aš buvau studentas institute, and Brother Joe was one of my instructors. o brolis Džo buvo mano mokytojas. Now, he was mean. Jisai buvo piktas, He was strict. jis buvo griežtas. He never gave me good grades, even though I earned them. Aš labai gerai mokiausi, bet jis man niekada nerašė gerų pažymių. But his wife, Jessie, loved me very, very much. Bet jo žmona Jessie labai mane mylėjo. But it was when I was in Bible Institute, I met my wife. I had my first child. I pastored my first church. I have nothing but great memories from my time. Bet prisimenant visą tai, aš turiu nuostabius prisiminimus šito viso laikotarpio. And so you sit here during your classes and you think you're just learning the Bible, and that's good. You want to learn the Bible as Jūs much as you dabar čia can. sėdite, jūs studijuojate Bibliją, viskas gerai. But because you're where God wants you, Bet kadangi jūs esate reikalingi Dievui, doing what He wants you to do, jūs turite daryti tai, ką Jisai nori, kad jūs darytumėt. He's going to bless you in ways you could never imagine. Dievas jūs palaimins tokiais būdais, apie ką jūs net negalite pagalvoti. And the best way you can show your gratitude to Jesus Ir geriausia, kaip jūs galite padėkoti Dievui and to help
this church and the Bible Institute Ir prisidėti prie šitos bažnyčios, prie Biblijos instituto, is to tell others about Jesus tai yra papasakot kitiems apie Jėzų. and promote the ministry here every opportunity. Ir kalbėti apie tarnystę, kai tik tai turėsit bet kokią galimybę. And may God bless you. Tegu Dievas jūs laimina.